Vilkas ir 7 ožiukai. Pamiškėje trobelėje gyveno ožka su 7 ožiukais. Kartą eidama į mišką ožka sušaukė ožiukus ir sako: Aš einu parnešti šieno, o jūs neįleiskite trobon vilko, jį pažinsite iš storo balso. Gerai, motute, sušuko ožiukai, mes jau mokėsim pasisaugoti. O vilkas girdėjo ožkos kalbą ir jai išėjus tuojau pat atbėgo prie trobelės ir sušuko: Vaikai, atidarykite duris. Bet ožiukai išgirdę vilko balsą atsakė: Oi, koks storas balsas, čia ne mūsų motutė. Vilkas nubėgo pas kalvį ir paprašė paploninti liežuvį. Kalvis liepė vilkui padėti liežuvį ant priekalo ir jį paplonino. Dabar vilkas atbėgo prie trobelės ir šaukė: Įleiskit vaikeliai, čia jūsų motutė. Ožiukai išgirdę ploną balsą manė, kad grįžo motina ir leido vilką į trobą. Vilkas puolė ir prarijo visus ožiukus. Netrukus grįžo ožka, rado atidarytas duris, o trobos viduje gulėjo vilkas ir kietai miegojo. Ožka, pamačiusi, kad vilko pilve kruta ožiukai, paėmusi žirkles prakirpo vilko pilvą ir visi ožiukai šoko laukan. Tada ožka pridėjo vilkui į pilvą akmenų ir gražiai vėl viską susiuvo. Pabudęs vilkas panoro gerti ir nuėjo prie upės. Kai tik pasilenkė prie vandens, akmenys jį nutraukė į gilumą ir vilkas prigėrė. O ožka su ožiukais labai džiaugėsi.